Gerbiami kolegos, kalbant apie Stambulo konvenciją, reikėtų pasakyti, kad mes keliaujame link tos visuomenės, kurioje negalioja jokios tradicinių vertybių normos. Mums nuolat bandoma pateikti įvairius melus, kad, kaip ką tik kalbėjusi Laisvės partijos vadovė Aušrinė Armonaitė įvardino, kad štai tose valstybėse, kurios neratifikavę Stambulo konvencijos, yra problema su investuotojais, kad jie žiūri, ar ta konvencija ratifikuota ar ne. Tai aš galiu pasakyti, kad ta pati Jungtinė karalystė, kuri tikriausiai nesiskundžia investicijomis, ratifikavo Stambulo konvenciją tik 2022 metais. Bet dabar priešingai patiria rimtų ekonominių problemų ir tikrai, jeigu aš siečiau, kad Jungtinė karalystė patiria ekonominės problemas, nes ji ratifikavo Stambulo konvenciją, tai visi sakytų, kad aš čia skleidžiu melus. Bet kai panašius dalykus skleidžia Armonaitė, tai visiems tai tinka. Pakalbėkime apie Lenkiją. Lenkija, kai pas ją atėjo į valdžią tradicinės vertybės atstovaujanti valdžia, tvarka ir teisingumas, politinė jėga, priėmė sprendimą trauktis iš Stambulo konvencijos. Ir būtent tos konvencijos visa sandara trukdo Lenkijai efektyviai tą padaryti. Bet Lenkija traukiasi ir jos sprendimas valdžios yra vienareikšmiškai neįgiamas į šią konvenciją. Šios konvencijos nėra ratifikavę tokios valstybės kaip Čekija, Slovakija, Vengrija, Bulgarija, Latvija ir niekas nesako, kad tos valstybės kažkaip yra prastesnės šalis ES šalių kontekste, nes jos saugo tradicinę šeimą ir tradicinės vertybės ir nenori, kad jų vaikai būtų šviečiami apie lytinę tapatybę, kad vieną dieną tu atsikėlęs iš ryto gali teikti, kad tu esi berniukas, kitą dieną mergaitė, trečią dieną neaišku kas. Aš manau, kad tai yra vertybinė pozicija, ko mes norime savo visuomeniai, ko mes norime savo vaikams. Pakalbėkime apie Ukrainą. Dar vienas melas, kad Ukraina su noru ratifikavo Stambulo konvenciją. Tai taip, kai tau pastato klausimą taip, kad ar tu ratifikuosi, ar tu negausi tam tikros paramos, tai tu neturi kitos išeities, kaip sutikti su tuo, kai tu kariauji karą, kuriame žūna žmonės. Bet matot, mūsų tos genderinės vertybės yra brukamos net tokiais būdais, panaudojant ciniškiausią politinį spaudimą. Ar tai yra gerai? Aš manau, kad tai yra labai negerai ir tai rodo mūsų vakarietiškos civilizacijos nuėjimą nuo tikrųjų vertybių. Tai rodo mūsų susilpnėjimą, mūsų klaidas ir visa tai yra keistina. Ir Lietuva priešingai turėtų būti toje pusėje, kurioje yra dauguma mūsų valstybės žmonių. O dauguma mūsų valstybės žmonių, kaip ir toje pačioje Ukrainoje, nepalaiko genderinės ideologijos, nepalaiko tapatybės pasirinkimo pagal nuotaiką ir nepalaiko to, kas skelbia Stambulo konvencija. Kad mūsų vaikai turėtų būti mokomi apie dviejų princų meilę ir kad tai turėtų tapti norma darželiuose ir mokyklose. Pakalbėkime apie gyvenimo įgūdžių programos rengėją Nataliją Istominą, kuri čia Seime diskutuodama su Seimo nariais dar iki šios programos paskelbimo mums pasakė, kad naujoje programoje bus nenaudojami žodžiai berniukas, mergaitė, mama, tėtis, šeima. Kai aš paklausiau jos, kuo remiantis, kokiais įstatymais remiantis jinai tokius dalykus toje programoje daro. Jinai atsakė, kad jin remiasi tarptautiniais dokumentais ir konvencijomis, tokiomis kaip Stambulo konvencija, nors ta konvencija iki šiol Lietuvoje yra dar neratifikuota. Vadinasi, mums per užpakalinės duris su agurkais ir plevelėmis yra brukami tokie dalykai nešantis degradaciją mūsų vaikams. Ir tokie ekspertai kaip Istomina, dar net nelaukdami, kol Stambulo konvencija bus ratifikuota Lietuvoje, jau remdamiesi šią konvenciją, kuria rekomendacijas ir programas gyvenimo įgūdžiams mūsų vaikams, kurie mokosi mokykloje. Ar tai yra normali situacija teisinėje valstybėje? Kokio mes galime laukti atsakymą iš Konstitucinio teismo, jeigu jisai vėl apgaulingai suformavus formuluotę klausimo yra klausimas apie tai, kokios spalvos žirgu Vytautas jojo Žalgirio mūšį. Ar yra svarbu, kokios spalvos žirgu, kai mes neklausime esmės, kodėl reikėjo joti į tą mūšį. O šiandien yra akivaizdu mūšis už mūsų visuomenės ir mūsų vaikų ateitį ir kaip bus formuojama jų savimonė. Ar remiantis tradicinėmis vertybėmis, ar remiantis degradacija.